pirmi auklėtiniai, kuriuos aš išleidžiu į gyvenimą. Jų 25 šiemet baigia. Atėjo į pirmąją klasę 27 moksleiviai. Dėl vienų ar kitų priežasčių 3 moksleiviai pakeitė savo pasirinkimus. Viena moksleivė atėjo pas mus į 2 klasę. Ši laida, tai yra 50-oji laida, išeina į gyvenimą į naują ir Lietuvos tūkstantmetį. Išeina taip pat į gyvenimą su dideliu nerimu. Taip pat man yra didelis pergyvenimas, nes pirmą kartą tokių išgyvenimų turiu. Šioje klasėje mokėsi moksleiviai tik iš Punsko gimnazijos, nei vieno neturėjome iš Seinų krašto. Čia turėjome labai gerų moksleivių, labai gabių, galime pasakyti, su visapusiškais talentais moksleivių. Iš 25 7 moksleiviai gavo pažymėjimus su pagyrimu. Vieno iš jų, Tomas Marcinkevičius, pasiekė vidurkį 5,41. Tai yra vienas iš aukščiausių, kol kas aukščiausias vidurkis visoje mokykloje. Ir sykį aš verkiau myliam, su verkiančia širdim nakčia, ir pavydėjau netgi paslapčia. Jūs tikriausiai džiaugiatės, kad baigėt mokyklą, o man liūdna, kad jūs išeinat. Tokie kokiais esat ir kokiais buvot. Ačiū labai jums už tai, kad taip garbingai atstovavot mokyklai.